Šiaip visi čia sėdim ir suprantam, kad šnekam nesąmonės, ne? Ir dėl to yra truputį nefaina. Bet žinot, kolegos, kada reikia kažkaip reaguoti į cinizmą žmonių, kurie sako, kad jie stumia pataisas per 1,5 savaitės todėl, kad jiem gaila protestuojančių žmonių, tai, į absurdą gaila, bet nėra kito būdo, kaip tik tai atsakyti absurdu. Ir man tiesą sakant, šiek tiek nejauku, kad aš turiu šitame absurde dalyvauti, nes visą laiką galvojau, kad Seimas ir tautos atstovybė yra skirtas kitiems dalykams, kad jis yra skirtas spręsti išties fundamentaliem klausimams. Bet fundamentaliems klausimams jūs laiko nerandat. Kai skraido balionai, galit susitikti po savaitės, 2 ar 5. Kai reikia atleisti generalinį direktorių LRT, tai tuomet jūs sugalvojate pataisą per 1,5 savaitės ir čia dar ne pabaiga, nes jūs puikiai žinote, kad toliau eilėje yra krūva dar įvairių pakeitimų, kurie iš esmės reikštų cenzūrą nacionalinėme transliuotojuje. Tai jau jeigu šitaip galima spręsti klausimus jūsų nuomonė Lietuvoje, tai kuo tas Agnės Širinskienės katinėlis blogesnis?